Ir paskutinis dalykas. Tai yra buvimas kariu. Tai yra pats sunkiausias ir pats sudėtingiausias. Spėkit, kur yra didžiausias priešas? Už teritorijos? Ne. Didžiausias priešas esame mes patys savo. Mūsų tinginystės, mūsų atsipalaidavimai, mūsų abejingumai yra pats didžiausias priešas ir yra mumise. Tai yra labai klastingas ir labai gudrus priešas. Todėl visų pirma kovokite patys su savimi. Situacijų daug nebus, bus 3-4, kiekvienam kariui, kiekvienam vadui reikės gal 3-4 kartus priimti sprendimą. Visa kita yra kantrybės, išbandymas ir kova su savimi pačiu. Mano planas, štabo planas, būrio vado planas, skyriaus vado planas yra tik tai priemonė jums geriausiai pasiekti pergalę. Tik tai priemonė. Bet pergalę pasiekia kas? Kariai. Pasiekia tas karys, kuris būtent toj vietoj, būtent tas šarvuočio ekipažas, būtent prie to medžio, būtent prieš tą priešininką prie kito medžio yra greitesnis, yra ryžtingesnis, yra paprastesnis ir išvermingesnis. Viskas yra paprasta. Būtent toj vietoj. Tas, kuris galvoja tik tai apie tai, kad suras sukaustyk! Sunaikink! Suras sukaustyk! Sunaikink! Visų pirma, priešas savyje. Suras sukaustyk! Sunaikink! Ir jūs sukrypsite visus likusius priešus. Aš net neabejoju, kad jūs būsite sėkmingi. Tiesiog suras sukaustyk! Sunaikink! O dabar visi garsiai pagalvokim apie vieną frazę ir atsakykim: Vilkai! Prie ginklų!